Tai šiek tiek policijos pareigūnai, policijos darbuotojai yra šiek tiek kita auditorija, negu kad aš buvau pratus beveik 20 metų dirbti su žmonėmis. Šiek tiek gal kitokiomis temomis paskutinius keletą metų kalbėjau, tai buvo labai gera, kai Rima vėl pakvietė sugrįžti prie dalykų, kuriuos teko kažkada tai studijuoti, labai stipriai domėtis ir šiek tiek atgaivinti. Gal ne visas smulkmenas prisimenu ir kažkaip labai norėjosi į tą valandą sukišti kuo daugiau dalykų ir kuo naudingesnių. Tai labai pasistengsiu stipriai neužsikalbėti ir nežinau, norėjau, kad šita paskaita būtų ir šiek tiek tokia pažintinė ir kartu duotų kažkaip tai mums visiems dvasinės naudos. Man bent jau buvo naudos bandant prisiminti ir kažkaip trumpinti dalykus, tai kažkas gal bus girdėta, tai visada yra gera pasikartoti, kažkas gal bus nauja ar tikiuosi, kad kažką tai kiekvienas iš mūsų iš šito susitikimo išsinešim. Taigi bandau dalintis ekranu. Nežinau, ar jūs mane matote. Tave, Agne, matome, bet dar tavo pasidalinto ekrano nematome. Aha. Tvarkoj, va šitą. Nu va, man kiekvieną kartą yra stresas, kol viskas... Taip, man rodo, kad aš jau dalinuosi ekranu. Matot? Taip ir yra, bet matom dabar, kaip čia, ne per visą ekraną, bet tiesiog matome skaidrių išklotinę dar. Pirmą puslapį ir paskui skaidrės, kaip matome šalia. Taip, gerai. Tai dabar? Dabar jau puikiai, taip. Gerai, aš nematau savęs, tai gal ir gerai manęs tas netrikdys, nes, žinot, turbūt pastebėjom, jau čia ne pirmi metai mes nuotoliniuose susitikimuose. Pradžioj buvo labai keistas nuovargis po tų nuotolinių susitikimų ir nuotolinių paskaitų. Ir aš visada klausiu, kodėl yra toksai nuovargis didesnis negu susitinkant gyvai su žmonėmis. Ir kažkaip vienas iš dalykų supratau, kad nuotolinėme susitikime tu nuolat matai save. Tai yra tokia dviguba refleksija. Tai šiuo metu aš savęs nematau, tai labai gerai. Tai žodžiu, šiandienos tema yra dykumos tėvų dvasingumas. Ir galvojau, nuo ko čia pradėti, nuo kokio gal dykumos tėvų posakio. Daugiau leisiu kalbėti jiems patiems šitos paskaitos metu. Vieną tokį posakį noriu paskaityti. Aba Poimenas pasakoja, kad brolis gyvenęs su kitais broliais paklausė Abos Besariono, ką man daryti. Nu, čia toks tipiškas dykumos tėvų pasakojimo žanras, kai vienas klausia kito, ką daryti, patarimo. Senolis jam atsakė, tylėk ir nuolat nelygink savęs su kitais. Tai čia toks labai paguodžiantis dalykas, manau, ir labai aktualiai skambantis. Ką mes bandysim aptarti per šitą valandėlę, tai šiek tiek kontekstą antikinės vienuolystės. Mes kalbam apie pirmuosius amžius krikščioniško ir vienuolinio gyvenimo. Taip pat visko irgi negali aptarti, tai tiesiog aš išskiriau dvasinę kovą kaip pagrindinį dvasingumo bruožą ir šiek tiek detaliau Evagrijaus Pontiečio, vieno iš tokių žymiausių dykumos teologų ir rašytojų mokymą apie asketinio triūso principus, kurie tikiuosi bus naudingi ir galbūt keletą pasiūlymų kovai su savo aistromis ar pagundomis irgi savo išsinešite. Taip, kas yra vienuolis? Susitarkim dėl terminų. Vienuolis, monachos iš graikų kalbos, terminas, kuris reiškia vienas, vienintelis, vientisas.
taip pat vienišas, vienišius ir nesusituokęs žmogus ir ilgainiui šitas terminas monachos tapo kaip techninis terminas nusakantis vienuolį. Ir mums tai gal lietuvių kalboje tas vienuolis daugiau su tuo, kad jisai vienas yra, nors Lietuvoje didesnė dauguma vienuolijų yra tokios bendruomeninės vienuolijos, kur pašvestieji gyvena bendruomenėse. Tai tiesiog, tai apie ką kalbėsim, tai yra vienuoliai šita prasme, ne? Ir turbūt laikas nuo laiko išgirsite terminą monastinis, gal jisai nelabai dar prigijęs Lietuvoje, bet irgi toksai techninis terminas, kuris kilęs būtent iš šito žodžio monachos, vienuolis, pasirinkęs gyventi vienas. Ir tada dvasingumas, jeigu mes kalbam apie dykumos tėvus, vienuolius ir apie dvasingumą, tai kas yra dvasingumas? Paėmiau iš naujo teologijos žodyno apibrėžimą, kad tai yra remiantis Karlu Raneriu, plačiaja prasme gyvenimas iš dvasios, turint omenyje giliausią santykį su Dievu. Čia toksai protingas pavadinimas, apibrėžimas, jūs jį matot, bet iš principo tai yra iš tikrųjų gyvenimas, kas yra dvasingumas, nekrikščioniškąja prasme, tai gyvenimas su šventaja dvasia, sąmoningas gyvenimas su šventaja dvasia, kuris turi tam tikrą konkrečią išraišką tikėjimo orientuotą į artimą. Ne? Santykis su Dievu ir santykis iš to santykio su Dievu kylantis santykis su artimu, ne? Dvasingumas. Ir jisai turi įvairių būdų ir šito kurso metu jūs bent su keletu iš jų susipažinsite, ne? Raiška. Bet iš principo tai yra gyvenimas pagal šventąją dvasią, gyvenimas Evangelija, galėtume pasakyti paprastai. Monastinės tradicijos, vienuolinės tradicijos, jeigu mes kalbam apie pirmuosius amžius, tokios pagrindinės buvo 4, tai yra semi-anachoretinė ar pusiau atsiskyrėliška, kai atsiskyrėliai gyveno atskirose celėse ir tam tikriems momentams dienoje susirinkdavo kartu, ar valgiui, ar maldoms, ar panašiai. Cenobitinė, tai yra bendruomeninė, apie ją gal kitą kartą daugiau kalbėsim, kai kalbėsim apie benediktinišką dvasingumą. Klajoklinė, taip pat irgi tokie buvo vienuolystės rūšis, kai žmonės tiesiog po vieną gal tiesiog gyveno tokiai nuolatiniai piligrimystėje, Dievo ieškojime. Ne? Tai irgi toksai kaip būdas gyventi savo tikėjimu ir savo pažadų, įžadų Dievui. Ir eremitinė arba atsiskyrėliška, apie kurią daugiausiai šiandien mes ir kalbėsim. Bet iš principo pagrindinis motyvas viso vienuolinio gyvenimo, kokia raiška bebūtų, ar gyveno po vieną, atsiskyrė, ar klajojo, ar gyveno bendruomenėse, apskritai pagrindinis vienuolinio gyvenimo motyvas yra meilė Kristui ir Kristaus sekimas. Tai mes susipažinsime su tokia ištaka gal šitų, kad krikščioniško vienuolinio gyvenimo, kuris tradiciškai laikomas, kad krikščioniško vienuolinio gyvenimo lopšys, ne, ten, kur gimė vienuolinis gyvenimas krikščioniškas, tai yra Egipto dykuma. Ir taip pat yra sakoma, kad būtent Egipto dykumoje tarp Egipto vienuolių ir gimė pamatai to, ką mes dabar vadinam dvasingumo teologija. Kad būtent čia gimė pagrindinės įžvalgos, kurios vėliau vienais ar kitais būdais, gal skirtingais žodžiais, skirtingais būdais išreiškiamos, skirtingą patirtim nuspalvinusios, bet iš principo esminės įžvalgos gimusios tarp Egipto vienuolių, jos niekada nebuvo paneigtos ir visada yra aktualios. Ir ant jų daug dalykų statėsi, ir daug teorijų statėsi ir vėliau. Kai mes kalbam apie antikinę pirmykštę vienuolystę, vienuolinį gyvenimą, tai maždaug pat kalbam apie Viduržemio jūros baseino šalis,
matote, ir labiausiai tai Egiptas, Aleksandrija, Nitrija, Skėtė, Kelija, gal girdėsite ar sutiksite šitus pavadinimus, tokios vienuoliški rajonai Egipto dykumoje, ir taip pat kitą kartą kalbėsim apie Šventąjį Benediktą, jau šiek tiek vėlyvesnį personažą, 5-6 amžiaus, o šiandien daugiau gal apsistosime čia, bet mes girdėsim ir tokius kaip Antanas Didysis, Šventas Pachomijus, Šventasis Dorotėjas iš Gazos. Gaza dabar šito laikotarpiu taip labai jautriai skamba, ne, Efremas Siras, labai, labai gilus teologas ir labai gražus raštai, tikrai kviečiu paskaityti, kai turėsit galimybę juos gauti. Ir Evagrius Pontas, prisimenu dabartinę Turkijos teritoriją, Evagrius, apie kurį irgi daugiau kalbėsim. Agne, Taip. matom tik tai dalį skaidrės, gal galim kažkaip. Aha, o ką dabar aš tai matau pilną? Aš siūlyčiau pabandyti tiesiog išjungti ir vėl įjungti, nes čia tiesiog, bet dabar viskas normaliai, bet tiesiog kartais būna, kad ten tie kompiuteriai nesusišneka, nors mes viską pasitikrinom, ar ne, ir viskas buvo gerai, bet po valandos, po kelių valandų prisijungiam ir jau viską kitaip. Dabar gerai matosi, va. Žiūrėkit, o dabar jeigu aš taip palikčiau, gal taip palikti tikrai saugesnį variantą tokį, ar ne? Jo. Labai gerai. Gal aš paliksiu tokį saugesnį variantą, tai jisai tik tai, kad nelabai nenuvažiuotų. Taip atrodo, jau šitiek laiko mes naudojamės šitom programom ir jos vis tiek kažko neklauso mūsų. Taip, neklauso. Bet dabar matom visą vaizdą ir galim perskaityti. Tai tiesiog taip, iš kur mes žinom apie tuos dykumų vienuolius, apie antikinę vienuolystę ir dvasingumo bruožus, ar ne? Tai pagrindinės vienuolinės raštijos tokie kaip žanrai, formos, tai yra įvairūs gyvenimai. Mes ir lietuvių kalbą turim, pavyzdžiui, Švento Antano Didžiojo gyvenimas, Švento Pachomijaus, tai neturim lietuviškai tikriausiai, bet įvairių šventųjų gyvenimai, ne? Tais laikais jau irgi buvo rašoma ir sklandė, ne, tarp žmonių. Taip pat, kai krikščionybė jau tapo valstybinė religija ir baigėsi krikščionių persekiojimai, buvo labai daug piligrimysčių ir tokių keliauninkų iš Europos, iš Azijos, kurie keliavo į Šventąją Žemę. Ir daug pasakojimų yra išlikę, irgi iš to tai irgi galim susidaryti maždaug vaizdą, ir daug kas keliaudavo į Šventąją Žemę, jau ten jeigu atsibeldė iš Europos į Šventą Žemę, tai dažnai aplankydavo ir Egipto vienuolius, apie kuriuos jau irgi tuo metu ėjo gandas. Tada, kaip žanras, irgi įvairūs traktatai, daug traktatų parašė ypač dvasinę tematiką Evagrius Pontietis, tai su to susidursit irgi. Laiškai, įvairūs paraginimai, vienuolinės regulos, pavyzdžiui, Pachomijaus regulos nuostatai bendro gyvenimo. Pagrindiniai turbūt šaltiniai, apie kuriuos kalbėsim, kalbant apie dykumų tėvus, tai yra posakiai arba apoftegma, jeigu taip graikišką terminą naudojant, kuris irgi teologijoje toksai jau techninių terminų tapęs, nes tai nėra visai posakiai, tai kartais ir tokie trumpi pamokymai ir trumpi pasakojimai, ar ne, tai irgi tokie apoftegmų posakių rinkiniai, kurie irgi nusako ir kaip dykumų vienuoliai gyveno, kaip jie mąstė, kaip jie meldėsi, su kokiais iššūkiais susidurdavo ir panašiai. Tai labai įdomus skaitalas ir jau turim ir lietuviškai keletą vertimų, ir taip pat sinodų, įvairių bažnyčios susirinkimų ir potvarkių. Irgi tas žanras mums daug dalykų pasako apie tai, kaip gyveno pirmieji vienuoliai. Ką mes lietuviškai turim, kai ką gal pamiršau, kai kas gal naujai išėjo, ko nežinau, tai turbūt tiesiogiai apie šitą temą, tai apie dykumų motinas, dykumos tėvų pamokymai ir dykumos tėvų posakiai, toks vėlesnis vertimas. Taip pat yra broliai benediktinai Palendriuose
pradėjo leisti tokią seriją, tai Šventasis Antano gyvenimas, Atanazo Aleksandriečio, šiek tiek prie to grįšim, ir Švento Benedikto regula, apie kurią kitą kartą daugiau kalbėsim. Apie vieną iš ydų ir pagundų, kur mums gal keistai skamba, ar ne, tai apie Akediją, arba kitaip vadinamą dar vidudienio demoną, apie kurį labai daug kalba dykumos tėvai, ir koks jisai piktas ir kaip jisai puola ir nuolat gundo ir kaip sunku su juo kovoti. Ne, tai irgi turim keletą knygų lietuvių kalba. Žinau, kad gal dar net, man atrodo, ir Gyvieji akmenys buvo išsileidę dar kažkokią panašią tą temą, bet neradau aš nei pavadinimo, nei, na, žodžiu, gal jums papuls į rankas. Taip pat senesnės šiek tiek knygos Džono Grisa Dykumos širdyje, apie dykumos tėvų ir motinų dvasingumą, arba tokios, pavyzdžiui, ištraukos tam tikros tematinės šviesos takais, daugiau gal apie maldos gyvenimą ir mistinę patirtį vienuolių. Nežinau, radau, kad naujai išėjus vienuolis Tylos durys, nežinau, ar čia prie to, gal kažkas jau skaitėte esat, bet tiesiog įdėjau susipažinti. Labai senos irgi knygos, bet dar jas galima rasti, manau, katalikiškose terpėse ir knygynuose, ne, tai Mylėti kaip Dievas myli ir Melstis ir mylėti, irgi Robertos Bondi knygos tokios irgi įvadinės. Ir šiek tiek iš tos pusės jau ne visai to laikotarpio, ar ne, bet yra Tomo Mertono Dykumos išmintis, arba jau šituo dvasingumu toliau gyvenę gal daugiau pravoslaviškos šakos vienuoliai ir personažai, kurių raštai irgi yra išėję, išversti lietuviškai. Tai Šventasis Silvanas Atonietis arba Serafimas Psarovietis, mano geras draugas, aš jo ikoną turiu, save labai ją branginu ir myliu. Ir patį Serafimą, turbūt jo frazė, jeigu nori, ne, kaip jisai sakė, atrask vidinę ramybę ir tūkstančiai aplink tave atsivers. Tai man tokiai turinčiai misionierišką įkarštį, tai labai geras toksai pamokymas, kad pirmiausia, atsivertimo vaisiai priklauso nuo mano dvasinio gyvenimo kokybės. Tai vat jo dvasiniai pamokymai labai tokie irgi gilūs ir gal labiau suprantami negu Dykumos tėvų posakiai, nes jau artimesni mūsų laikams. Ir taip pat apie Jėzaus maldą, irgi tokia ir pravoslaviška tradicija, Atviri keliauninko pasakojimai dvasios tėvui, irgi toksai vat iš tos srities, ką galima pasiskaityti. Jeigu toliau kalbant apie antikos vienuolystę, jau irgi Švento Augustino, turime, man atrodo, ir naujesnį išpažinimų leidimą ir daugiau knygų, bet iš principo šiais laikais tai daug ką galima rasti internete ir nemažai vertimų iš tikrųjų rasite tokių, kurie gal nepublikuoti, publikuotas greičiausiai yra tik tai vienas tėvo Roberto Dabkevičiaus vertimas, tai yra Švento Antano gyvenimas, kur broliai Palendrių rašė, bet jisai yra labai daug išvertęs asmeniškai ir sudėjęs tiesiog į Akademiją Edu, yra toksai portalas didžiulis, kur daug mokslinių straipsnių įvairių ir knygų yra sudėtų elektroniniu formatu, tai Robertas yra tikrai labai daug išvertęs ir labai daug sudėjęs. Šito laikotarpio vienuolių, tuo labiau, kad jisai vertė iš originalo kalbų, iš graikų, šiek tiek ir koptų, ir šiek tiek sirų žinojo, tai žino dargybas. tai žodžiu, tikrai galite šitą pavardę įsidėmėję paieškoti Akademijoje Edu ir rasite viską, ką reikia žinoti ir ką galima perskaityti ir dar daugiau apie šitą dykumų vienuolių ir vėlesnės tradicijas. Taigi, pradedant kalbėti apie dvasingumą, yra svarbu vienas toksai terminas ir nuo kurio viskas ir prasideda vienuoliniam gyvenime, tai yra anachorezė, pasitraukimas, atsižadėjimas, turbūt pirmas žingsnis vienuoliniam gyvenime, tiek pirmaisiais amžiais, tiek dabar yra pasaulio atsižadėjimas arba atsižadėjimas gyventi, mes dabar suprastume pasaulietiškai, ne, ir pasirinkti gyvenimo su Dievu. Tai yra visiškai
kitokio gyvenimo pasirinkimas, palikimas už nugaros ir atsitraukimas. Tai dykumų vienuolystės pradžiai, su dykumų vienuolystės pradžia yra siejama tokia žymi figūra, Šventasis Antanas Didysis, kurio gyvenimas yra išleistas. Jis laikomas eremitu, atsiskyrėliu tėvu, pirmuoju, kuris labai giliai į dykumą pasitraukė. Tai jo iš tikrųjų istorinė asmenybė ir jo atsiskyrėliška ola yra dabar piligrimystės vieta. Čia mano slapta svajonė, kada nors dar gyvenime. Jeigu čia neišsiplės karas, tai kada nors aplankyti vis tik tai šitą vietą, šitą olą. Šventasis Atanasas irgi yra šventasis autorius, kuris rašė apie kitą šventąjį. Jisai, rašydamas Švento Antano gyvenimą, jisai pasakojimo formą parašė monastinę regulą, kaip sako Grigalis Nazianzietis. Tai reiškia, kad skaitant Antano gyvenimą mes galime matyti ir tam tikrus dvasinio gyvenimo etapus, kaip prasideda, kaip vyksta pažanga, kokie žingsniai ir kuo galiausiai šventasis tampa. Ir matom, kad tai trunka dešimtmečius, ir ilgos kovos, ir labai palaipsniai žmogus žengia į tą šventumą. Tai irgi tiesiog, jeigu neskaitėte ir norėtumėt kažkokio tikrai tokio gero, kokybiško skaitinio, tai tikrai siūlyčiau pradėti nuo Antano gyvenimo, tuo labiau, kad jis parašytas tas gyvenimas ir su paaiškinamom pastabom. Kitas šaltinis dykumos tėvų pamokymai, apoftegmata patrum. Trumpai tariant, kad kiekvienas to pamokymo tikslas yra dvasinė klausytojo arba skaitytojo nauda. Žodžiu, tai toksai trumpas pamokymas, kurie, aišku, anksčiau taupydavo, žinot, ir popierių, ir pergamentą, tai užrašydavo tik tai, kas yra svarbiausia. Išėmė detalės, palikę dabar tik tai mūsų spėliojimams ir fantazijai, bet, tos apoftegmos yra knyga tikrai, kurią nusipirkus neatiduosi ir neparduosi, nes ją laikas nuo laiko reikia vis atsiversti ir vis naujai skamba ir gali pasiskaityti ir nuo vidurio, ir nuo galo, ir visaip ir kažką tai savo naudingo rasti. Keletas tokių, ne tik atsiskyrėliai būdavo ne tik vyrai, bet ir moteris, ir dykumos pasakojimuose irgi yra keletas, 3 konkrečiai motinos, kurios minimos. Motina irgi čia iš koptų kalbos Ama vadinama, tėvas Aba. Tai daug, kai skaitysite, tai rasite Aba kaip kreipinys ir vardas. Tai tiesiog apie Amą Sarą, pavyzdžiui, pasakojimą, ar ne, kad 13 metų kovojo su geidulio demonu, niekada nemaldavus, kad kovo liautųsi, tik kartodavus. Dieve, suteik man stiprybės. Tokio pobūdžio pasakojimai. Man šitas labiausiai patinka Amos Sinkletikos įžvalga, kuri bus aktuali, kol šitas pasaulis bus. Kad nemažai žmonių yra, kurie gyvena kalnuose, bet elgias taip, lyg būtų mieste. Jie švaisto savo laiką. Gyvenant minioje įmanoma viduje būti atsiskyrėliu ir įmanoma atsiskyrėliams gyventi savo minčių jūroje. Taip, kai mes kalbam apie dykumų tėvus, tai mes kalbam apie Egiptą, šventas Antanas, Pachomijus, kuris buvo toks siejamas irgi su bendruomeninio gyvenimo tėvu, jeigu Antanas daugiau atsiskyrėlių, kurie gyveno po vieną, tai Pachomijus daugiau bendruomeninio gyvenimo, kaip figūra ir pradininkas gal būtų per stiprus sakyti, bet turbūt labiausiai žinomas. Ir dykumos tėvų pasakojimuose yra šitie 3 taškiukai, kur matote, tai yra Nitrija, Kelija ir Skėtė, tokios kaip gyvenvietės. Nitrija tokiem pradedantiesiem, ten dar daugiau vandens ir netokios atšiaurios sąlygos. Skėtė jau tokiem pažengusiam truputėlį, Kelijoje šiek tiek pažengusiam atsiskyrėliams, kurie gyveno atskirose celėse savo. O Skėtė tai jau visai tokiems atsiskyrėliams, kurie jau
tikrai šalindavosi ir žmonių, ir tokios griežtesnės vienumos ir atšiauresnių sąlygų. Ieškojo, kad galėtų didesnę vienybę su Dievu patirti. Archeologiniai kasinėjimai irgi parodė, kad Kelijoje savo laiku tikrai buvo labai daug tų vienuolių, čia tikrai net kaip vienuolyno, kaip miestas buvo, ar ne? Mes kai galvom apie atsiskyrėlius, tai atrodo, kad jie tikrai labai toli vienas nuo kito, bet daugiau turbūt atsiskyrėliai tokie jie buvo skėtėje, kur darė gilesnę dykumą ir labiau pažengę gal buvo. Kelijoje tai jie statėsi tos savo ermitažus ar celės vienas šalia kito, ne, kai gyveno atskirai, tai maždaug irgi čia galim pamatyti 6 amžiaus, tokį kaip ermitažiukas, tai tokia kaip dabar, aš nežinau, ar čia ne 6 arų sklypas, ne, bet kažkas panašaus, ne, kad vienuolio celėje tai turėjo būti vietos viskam, kad kuo mažiau vienuolis eitų į išorės, kad kuo mažiau bendrautų. Tas atsiskyrimo, dykumų vienuolių dvasingume labai svarbu tas atsiskyrimas nuo pasaulio, atsiskyrimas nuo trukdžių. Kaip įmanoma daugiau pabėgti nuo bet kokių išorinių trukdžių, nuo bendravimo su žmonėmis, nuo įvairių pramogų, nuo triukšmo ir visa kita. Tai tam tu turi susikurti sąlygas iš tikrųjų, kad galėtum melstis, dirbti, iš kažko save išlaikyti ir jeigu reikia priimti ir svečių, nes pas vienuolius ateidavo žmonės patarimo klausti ir keliautojai užsukdavo, pasilikdavo ir kartais pas vieną ar kitą atsiskyrėlį prisijungdavo mokiniai, kurie norėjo tiesiog sekti jų gyvenimo būdų. Tai reikėjo tokio tam tikrų sąlygų. Dykumos tėvų posakiai yra tokie 3 rinkiniai, abėcėlinis, tas pirmasis, kur sakiau, tai pagal dykumų tėvų vardus, yra sistematinė kolekcija, kuri aptaria pagrindinės temas ir iš jų mes matom, kas buvo svarbu dykumų vienuoliams ir aptarsiu čia keletą temų, taip gal irgi susidarys toksai vaizdas apie tą dvasingumą, apie ką čia buvo tas visas gyvenimas dykumoje. Ne, tai tokios ir aptariamas tos temos irgi iliustruojamos įvairiais pavyzdžiais ir pasakojimais. Ne, tai dvasinės pažangos siekimas visada yra irgi ta mintis, kad neužtenka, kad čia pasiryžti, kad aš čia noriu vienuoliškai gyventi, bet nuolat turi siekti pažangos, ne, ir tas ėjimas į priekį, kad vis labiau taptum panašus į Kristų. Kitas bruožas labai svarbus irgi, net paskui vėliau išsivystė nuo 14 amžiaus irgi pravoslaviškoje, ortodoksiškoje tradicijoje, net judėjimas hezichasto, nuo hezichija, graikiško žodžio susikaupimas, ramybė. Ne, kad, kaip ir Serafimas Saroviedis irgi sako, to hezichija, atrasti tokį širdies ramybę, tokį nurimimą, ne, kad aplinkiniai šalia tavęs būdami, ne, jie irgi sutinka Dievą. Tai va šitokios susikaupimo ir ramybės vienuoliai siekdavo. Ir žinote, atrodo, tai užsidarai, nebendrauji su žmonėm, ten atsiskiri toliau, šiek tiek gyveni, kaip ir ramybė, ar ne? Bet iš tikrųjų tai ne, kaip sakė Antanas Didysis, kai jis jau pasitraukė į dykumą, tai sako, aš laimėjau kovą, ne, atsitraukiau tarsi nuo kūno pagundų, aš atsitraukiau nuo akių pagundos, ne, mano akis nemato jokių ten kažkokių pramogų ar kažkokių trikdžių, aš gyvenu tyloje, mano ausis neturi kažkokių tai pagundų, bet staiga tada pradedi matyti, ne, kai nėra išorinių trikdžių, pradedi matyti, kas yra širdyje, o širdyje yra didžiulis chaosas ir sumaištis. Tai tikroji ramybė iš tikrųjų yra nuraminti tą vidinį chaosą, ne, o išorinės sąlygos tam tik tai padeda. Trečia tema aptariama ir irgi labai svarbus bruožas dvasingumo dykumų tėvų yra tas pentos atgaila arba širdgėla, tiesiog atgaila su ašaromis buvo tam tikras net ir kaip idealas dykumos tėvų, žodžiu, apie Abą Arsenijų net sako, kad jisai tiek verkdavęs dėl savo nuodėmių, kad jam net blakstienos iškritę. Arba kita Povtekma sako apie Arsenijų, kad jisai tiek atgailaudavo ir verkdavo iš atgailos, kad jam net
krūtiniai duobutė susidarė nuo ašarų. Ne? Tai žodžiu, labai, labai svarbi tas vat, atgailos dėl savo, dėl kitų nuodėmių momentas, kuris apvalo širdį. Toliau daug kalbama apie santūrumą, apie susivaldymą, prie to šiek tiek grįšim, apie dvasinę kovą, irgi apie tai atskirai kalbėsim, kad vienuolinis gyvenimas reikalauja drąsos ir kantrybės, ištvermės, irgi tėvai labai svarstė apie tai ir kalbėdavo, nes ne visi ištverdavo, tiksliai daugiau turbūt neištverdavo negu ištverdavo tokio pasirinkimo. Apie nusižeminimą. Nusižeminimas iš vis yra toksai raktinė praktika, realiai, kuri vienuoliniam gyvenime, kad pirmiausia reikia nuo to pradėti. Ar ne? Ir grįšim prie to, kai kalbėsim apie Šventą Benediktą. Apie gailestingumą, artimo neteisimą daug yra pasakojimų, kad ne raidė svarbu, o iš tikrųjų ne tas teisumas, teisingas gyvenimas, bet meilė žmogui ir neteisimas. Yra pasakojimas, kaip, žinot, matėt, kaip maždaug atrodo vienuolių celės, tai būdavo tokių vienuolių, kurie ir moteris kartais atsivesdavo ir gyvendavo su juom. Tai vat, kažkas tai suodė ir vienu žodžiu paskundė vyskupui, atsivedė į to vienuolio celę vyskupą su keliais broliais ir pradėjo čia nusidėjėlį ieškoti tos moters ir vienas apa, dabar jau nepamenu, kuris jis pamatė, kad iš pintinės dangčio uždengta pintinė ir šiek tiek moters drabužio kraštelis matosi. Ir jisai tiesiog atsisėdo ant tos pintinės ir kol ten broliai visi ieškojo ir nerado įkalčio, žodžiu, ir išėjo. Tai kai jau tada visi išėjo, tada tas aba nulipo nuo tos pintinės ir sako tam broliui, sako, eik ir daugiau nenusidėk, taip kaip Kristus pagautai nusidėjėliai. Žodžiu, tas brolis tikrai susigraudino, atsivertė ir pakeitė savo gyvenimą. Taip, tas gailestingumas ir neteisimas irgi plati tema ir svarbus bruožas. Daug kalbama taip pat apie dvasios įžvalgą, tokia gilė, kai tu gali atskirti, kas yra iš Dievo, kas yra iš piktojo. Budėjimas, tai vienuoliai apskritai save laikė pareigą nebudėti maldoje, ypač kai visi miega, tas apsnūdimas ir dvasinis apsnūdimas ir išorinis apsnūdimas labai laikomas buvo didelė yda ir pavojumi. Nes apsnūdimas, jisai tiesiog, žmogus tiesiog tampa drungnas dvasiniuose dalykuose ir po truputėlį tada ne tik, kad nedaro pažangos, bet dar ir atgal rieda šiek tiek. Tai va tas budėjimas. Iš to ir vienuoliškos praktikos melstis naktį, keltis naktį, melstis. Ir labai ilgai ta praktika buvo iki Antro Vatikano susirinkimo, dar būdavo vienuolynų, kurie keldavosi melstis naktį, ne, kad budėti, laukti, nes nežinai, kada sugrįš jaunikis. Nuolatinė malda irgi toksai išsiekiamybė ir daug pasakojimų yra apie tą nuolatinę maldą, kaip vienuolis siekdavo, kad jis nuolat melstusi, nes tai apaštalo Pauliaus paraginimas, nuolatos melskitės Naujajam testamente, tai va irgi jiems kaip idealas ir siekiamybė būdavo ir ieškodavo būdų, kaip tą daryti. Svetingumas, artimieji rytai, aišku, ir kultūriškai tas svetingumas labai svarbu, bet ir kaip dvasinė praktika, ar ne, priimti svečią kaip Kristų. Ne, tai irgi visokiausių pasakojimų yra, būdavo tokių svečių, kurie mėgsta užsibūti ar pasinaudoti, tai daug ir juokingų tokių atsitikimų. Visai, bet svetingumą parodyti labai irgi svarbi dvasingumo dalis, ne tik kažkokio išsilavinimo ar kultūros. Paklusnumas, daug kalbama irgi apie klusnumą ir savo dvasios tėvui, ne, ir kaip irgi praktika, kuri ugdo klusnumą Dievui. Ne. Jeigu neišmoksti paklusti vyresniam ar dvasiniam autoritetui, tai vargu ar išmoksi paklusti Dievui. Ištvermė, šiek tiek, kaip kalbėjau apie drąsą ir kantrybę, ištvermė ir meilė, kur yra visa ko siekinys ir tikslas. Ne, kad vienuolinio gyvenimo, kaip ir krikščioniško evangelinio gyvenimo tikslas ir siekiamybė yra ta meilė, agapė.
Jeigu taip reikėtų susumuoti labai trumpai dvasingumą dykumų vienuolių, tai Aba Mozė labai gerai pasakė, ne, pasilik savo celėje ir tavo celė tave visko išmokys. Ne, tas išbūti savo širdies chaose, ne, ištverti, iškovoti tą vidinę kovą, apie kurią netrukus kalbėsim. Matau, kad laikas labai bėga, aš jau čia kažką tai prabėgsiu. Taip, kaip maždaug atrodė tipinė vienuolio diena, ne? Tai vigilė, ne, budėjimai, tai jie melsdavosi, labai anksti ryte keldavosi, melsdavosi, skaityk naktį dar prieš aušrą, ne? Kaip jie melsdavosi, tai pagrindinė malda buvo psalmių rečitavimas, psalmių kalbėjimas, psalmių giedojimas, apskritai antikoje dar tokia vidinė tyli malda nelabai buvo, kaip mums dabar tokia mąstymo malda, nemadinga, žmonės kažkaip gal to labiau praktikavo tokį maldą pusbalsiu, ne, tai ir tas psalmių rečitavimas, kad, dažnai, kad sako, ir posakiuose, jeigu skaitysit ir pamatysit, kad girdėjo, kaip senolis meldėsi, ne, tai melsdavosi paprastai balsu, ir visų kūnų, ir rankas iškėlė, ir kniupsti, ir visaip įtraukdavo visą, ne, ir dažniausiai kalbėdavo psalmes. Ne, psalmė, žinote, yra psalminė 150, tai kai kurie vienuoliai ten, sakoma, net būdavo tokių, kurie ir visą 150 psalmių per parą sukalbėdavo, bet čia išskirtiniai atvejai, bet tiesiog, pradėdavo tas psalmes, ką prisimena, daug labai tų atsiskyrėlių buvo neraštingų, tai jie tiesiog tai, ką mokėjo mintinai, ką sekmadieniais skaidavo, ten kažkur vis tiek būdavo kažkoks susitikimas, kur būdavo tarp vienas kitas kunigas, ar ten vyskupas kartais atvažiuodavo, aukodavo mišias, švęsdavo Eucharistiją, irgi skaitydavo ir komentuodavo Dievo žodį, tai jie įsimindavo kai ką ir paskui apmąstydavo iki kito sekmadienio. Labai svarbu buvo ir dirbti tokį darbą, kuris netrukdytų melstis. Tai dažniausiai vienuoliai dirbdavo rankų darbą, pindavo ten pintines arba rišdavo virves, paskui neždavo jas parduoti, kažkiek pasilikdavo maistui ir išdalindavo išmaldai didesnę dalį uždarbį, kad neprisirištų. Dievo žodžio meditavimas, ne, tai dirbdami ypatingai jie apmąstydavo. Tas meditavimas ne tai, kad mes kaip dabar suprantam, kad perskaitau, ne, kažkaip apmastau, savo pasvarstau širdį, bet daugiau irgi toksai gromuliavimas, ne, kad vieną ten frazę kartais gali visą savaitę, ne, kad įstrigo sekmadienį kažkoks tai posakis ar pasakojimas ar viena Jėzaus frazė ir tu vis ją apmastai ir vis iš naujo ir iš vienos pusės ir iš kitos. Ir tas toksai, tie, kurie būdavo išsilavinę, kai kurie perrašinėdavo šventuosius raštus, ar kitą vienuolinę raštiją, tai jų dėka ir išliko daug dalykų. Ne, tas skaitimas skliausteliuose, nes ne visi mokėjo skaityti. Kiti turėjo tik vieną, pavyzdžiui, švento rašto knygą ar ritinį, tą vadinamą, tai keisdavosi jie vieni su kitais. Tai žodžiu, užsiimdavo tokia veikla. Valgydavo paprastai vieną kartą per dieną, apie 3 valandą dienos, tai jau būdavo kaip ir vakarop, ir daug labai pagundų ir pasakojimų yra apie norą sutrumpinti pasniką, tai reiškia valgyti anksčiau šiek tiek, ne? Tai daug vienuolių pagunda būdavo šiek tiek, o jeigu ateidavo svečias, pavyzdžiui, ne, tai norėtų nutraukti pasniką, arba šiaip jeigu alkis labai suimdavo, tai tokia viena iš tokių pagundų vienuoliškų dykumoje, tai buvo šiek tiek anksčiau valgyti. Na ir paskui ten kažkiek likdavo, vienuoliai eidavo miegoti, viskas aišku, tenai be jokių laikrodžių pagal saulę, tiesiog tai, šiaip tai vienuolinis gyvenimas, dykumų vienuolinis gyvenimas tiesiog yra praktika, ne, praktinis gyvenimas. Apie Pachomijų Cenobito tėvą, kuris irgi laikomas kaip irgi tokių sutelkusių atsiskyrėlius į bendruomeninį gyvenimą, čia atskirai būtų galima kalbėti, bet tiesiog paminėsiu, kad jisai buvo toks kaip pradininkas ir jau jam mirus jau buvo toksai net vienuolynų tinklas dykumoje, tai suėjus kartu gyventi atsiranda tam tikros naujos charakteristikos dvasingume.
Tai jeigu atsiskyrėliai daugiau tas fuga mundi, lotyniškai bėgti nuo pasaulio, neatsižadėti ir vengti žmonių, vengti kažkokiu tai bendravimo, vengti trikdžių, tai daugiau buvo ne tas bėgimas, o daugiau tarnystė žmonėms, tą, ką mes dabar labiau pripratę matyti, brolišką meilę puoselėti ir gyvenimo bendruomenė, kuris turi daugybę iššūkių, irgi tą priimti ir kažkaip tai leisti Dievui per tai veikti. Ne? Tai toksai tas vidinis dvasių skirimas tam, kad apsaugoti savo širdį nuo piktojo pagundų, ne, jeigu taip susumuot, idant pasiektum vienybę su šventąja dvasia. Ne, ir kai žmogus tam apsigyvename šventoji dvasia, tai kaip ir Dievas apsigyvena žmoguje ir žmogus daro Dievo darbus. Taip labai, jeigu taip susintetinant. Apie moterų vienuolynus žinom mažai, nes apie moterų vienuolynus moteris pačios nerašė, dažniausiai apie juos rašė vyrai, tai žinom irgi iš įvairių raštų, iš laiškų, gal susirašinėjimų ir panašiai. Tai dažniausiai minimos problemos moterų vienuolynuose yra luominiai skirtumai, tingumas kai kurių seserų, pyktis, pavydas dėl materialinių gerybių paskirstimo ir kova dėl valdžios. Tai aš taip pasižiūrėjau dar kartą čia besiruošdama ir pagalvojau, kad bet kuriam moterų kolektyvui turbūt galima būtų ir šiandien tas pačias problemas pritaikyti. Ir visgi kalbant apie moterų dvasingumą, šiek tiek atsiranda dar kitos linijos, tai kaip tokie kaip Kristaus sužadėtinė, mergeliškumo, mergelišką gyvenimą pasirinkus moteris buvo, tai irgi tokia, jos irgi tą vidinį darbą dirbo, save tyrė, meldėsi, askezę praktikavo ir studijavo šventą raštą. Taip pat rankų darbas, kuris turėjo netrukdyti nuolatiniai maldai ir nedažniausiai siuvimas, siuvinėjimas. Kalbant apie moteris ir viso paraginimo moterim labai skaistybė yra iškeliama ir tokia turbūt vienas iš ryškiausių motyvų, kalbant apie tai, kad saugoti savo skaistumą. Pagrindinis patarimas yra vengti vyrų draugijos. Ir taip pat čia gal kur mažiau kalbant vyriškos vienuolystės kontekste, tai tokių moteriškų savybių puoselėjimas, apie švelnumą, apie ramumą, apie klusnumą. tą mes matom. Bet šiaip iš principo asketinė prasme, tai jau ir antikoje moteris ir vyrai buvo lygiavertės, ne pagal šventumą, ir yra net ir pasakojimų, kad kai kurios atsiskyrėlės moteris pasiekdavo daugiau negu dvasiniai plotmė, negu atsiskyrėliai vyrai ir tapdavo pavyzdžių ir įkvėpimu. Buvo ir egzotiškesnių formų, tai aš jau jas praleisiu, nes matau, kad truputėlį neprieisim prie esmės. Noriu šiek tiek staptelti prie dvasinės kovos kaip pagrindinio darbo ir dar vieną knygą parekomenduoti, turbūt gal daug kas jau esat skaitę, Aistros įveika, askezės ir psichologijos metodais. Tai toksai, na, sakyčiau, turinys pravoslaviškas daugiau, bet įvadas yra katalikiškas, kuris paaiškina šiek tiek, kaip skaityti tą knygą. Gal toksai vertime keletas naujadarų, bet šiaip tai tokia moderni versija, kuris irgi šiek nusako, va tai, apie ką mes kalbam, apie tą dykumos tėvų dvasingumą, kuris labai gyvas ir toliau tęsiamas, labai stipriai puoselėjamas pravoslaviškoje tradicijoje. Ir čia, kalbant apie aistras, aistrų, tai čia daugiau ta neigiama prasme, kaip netvarkingų polinkių prasme. Tai čia ekspertas yra Evagrius Pontietis, dar laikomas dykumos teologų. Lietuvoje mes jo raštų kažkaip neturim išsivertę oficialiai, bet kunigas Robertas Dabkevičius tikrai išvertęs nemažai jo traktatų ir dalį jų aš čia tiesiog prabėgdama pacituosiu ir pamatysiu. Jis tikrai buvo labai išsilavinęs žmogus, gyvenęs paskui jau kaip atsiskyrėlis. Pradžioje buvo kaip diakonas, paskui jau kaip atsiskyrėlis. Tai jisai, kadangi buvo išsilavinęs graikiškos filosofijos, turėjo išsilavinimą
Jisai kalbėdamas apie dvasinį gyvenimą, čia ne jo vien teorija, jis tiesiog gyvenęs su tais vienuoliais ir pats praktikavęs ir daug bendravęs su jais. Ir va šitą gyvenimo būdą jis tiesiog susintetino ir surašė, na, tokią mokslinę to laiko kalbą turbūt. Ir paskui labai daug kas juo sekė, buvo laikas, kai jisai buvo liktai uždraustas, tai kiti vis tiek perrašinėjo jo raštus jau kitais pavadinimais, bet jisai dabar jau yra reabilituotas bažnyčios. Tai, žodžiu, jis tikrai surašė visus tos sudėtos pamatus, dvasingumo teologiją, aš sakyčiau. Tai jisai sako, kad siela tarsi yra tridalė, turi tokias 3 dalis, aistringąją dalį, kurią sudaro įniršis, nirtulingoji, agresyvioji dalis ir geismas, tai geidžiančioji dalis, ne, mes geidžiam ir pykstam, jeigu kažko negaunam, ir racionalioji intelekto, proto ir valios sielos dalis. Ir sako, mūsų užduotis visas tas 3 sielos dalis palenkti Dievo ieškojimui, ne, ir dorybių auginimui, kad mumise būtų daugiau Dievo, bus taptume panašesni į Dievą ir dorybės auginti, nes mes esame nuolat gundomi ir dažnai esame pilni ydų ir pasiduodam po gundom. Ir vat jisai tą tokią, bandysiu čia irgi taip bėgte prabėgti jo teoriją, ne, kaip kovoti su tom ydom ir pagundom, ne, kad iš tikrųjų visas sielos galės naudotume taip, kaip Dievas numatė, kad mes ją naudotume. Tai kalbant apie dvasinę kelionę, Evagrius sako, kad yra toks praktinis, yra 2 dalis tokios, praktikė ir teoretikė. Tai mums skambėtų kaip praktika ir teorija, bet, nu, praktika tai daugiau mažiau taip asketinis triūsas, asketinės pastangos, ne, o teorija graikiškai ir tuo metu, kai Evagrius rašė, tai buvo vidinis Dievo regėjimas, ne, ką mes gal sakytume kontempliatyvusis pažinimas, ne, kontempliacija, giliausia malda, kurios kaip ir giliausia vienybė su Dievu, kurios mes siekiam. Ne? Tai ne dabar, kai mes suprantam teoriją, tai kažkas tokio gali būti atsieta nuo gyvenimo, ne? Bet giluminis pažinimas. Ir jisai yra nepasiekiamas iš karto, ar ne, nes tas askezė padeda apvalyti sielos aistras, jas palenkti Dievo ieškojimui, ne, nuo mūsų visų nuodėmingų polinkių. Ne? Ir tam tikras tarpinis etapas tai yra tokia būsena, ką Evagrius vadina apatija, tai yra, nu, ne apatija, kaip mes dabar gal verstume, ne, bet toks aistrų neturėjimas arba gebėjimas nepasiduoti nuodėmingoms aistroms, ne, kai žmogus yra tiek askezės pagalba save apvaldęs, kad jo nebevaldo tos blogosios nuodėmingosios aistros ir tada jau jisai šitą beisiškumą pasiekęs, jisai gali jau patirti kontempliaciją, tą Dievo pažinimą savyje. Tai ką mes visi patirsim, tikiuosi, dangui. Kadangi Evagrius rašė graikiškai, paskui, kai buvo verčiami jo raštai ir dar kartais ir slepiama, kad ten jisai rašė, tai Kasijonas, jau vakarų rašytojas irgi vienuolis, jis išvertė tą žodį apatėjas į lotyniškų žodžių puritas cordis, tai širdies tyrumas. Tai vat, kai mes galvojam apie širdies tyrumą, kartais, kai girdim vat, širdies tyrumas, tai kartais tokie rūžovi paveikslėliai atrodo mums, su tokie saldų šventieji gali pasirodyti, ar ne, bet originali prasme puritas cordis, tyros širdies, tai yra apvaldytos aistros, ne? Kai žmogus yra tiek apvaldęs, yra tos nuodėmingus polinkius, kad palenkęs visas sielos aistras Dievo ieškojimui, ne? Nes sako, kodėl to buvo siekiama, tos širdies tyrumo, ne? Nes kaip Kalno pamoksle mes žinom, ne? Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą. Tai vėl žiūriu, aš jau dabar į
praleisiu kai ką taupydama laiką. Evagrius sakė, kad sako, yra 8 netyros mintis, logizmoj, tokia irgi graikiškas žodis, techninių terminų, paskui nuo Evagrijaus tapo mintis, tai tokia pagundos mintis. Daugiau, kad sako, ir tos pagundos mintis, jinai, vat yra, sako, 8 rūšys. Mes žinom apie 7 didžiasias nuodėmes, bet Evagrius rašė ir Dykumų tėvai išskyrė 8. Ir sako, ne nuo mūsų priklauso, ar tos mintis, ar tos pagundos mus trikdys, tačiau nuo mūsų sprendimų priklauso, ne? Ar leisim ar neleisim joms mumise užsilaikyti. Reiškia, ne nuo minties, ar ten pagundos minties priklauso ten mūsų šventumas ar nešventumas, bet nuo to, ką mes su ją darome. Ne? Ir sako, o tos pagundos ir tos mintis nuolat mus atakuoja, ir jeigu skaitysit tą Dykumos raštyje ir tėvų pasakojimai, tai labai daug yra apie mintis, ne? Kad kovoja su mintim, mintis aplanko tėvą ar ten visą kitą. Tai žodžiu, kai nėra su ko kovoti, kai aplink žmonių nėra, tai tada tu kovoji su mintimis, ne? Kai kurios ateina iš Dievo, kai kurios ne iš Dievo. Ne? Ir sako, tos mintis, tos pagundos irgi taiko į tam tikrą mūsų sielos dalį. Ne? Geidžiančioji dalis, kurios tinkamas naudojimas būtų, ne, tai geisti Dievo ir Dievo valios troškimo, ne, bet mes dėl nuodėmingos prigimties geidžiam visai kitų dalykų. Ne, prisikimšti pilvą, ne, patenkinti savo lytinius poreikius ir turėti. Ne, tai čia santykis su maistu, su lytiškumu ir su daiktais, kuris paskui išvirsta į tokį rajumą, gašlumą ir godumą. Ne, ir visos askezės užduotis yra paversti, kad šitos sielos galios mums tarnautų dieviškoms dorybėms tiek. Ne, sako, tada nirtulingoji sielos dalis, ne, jinai daugiau susijus irgi santykis su kitais, ne, tai čia pyktis arba įniršis ir nusiminimas arba liūdesys, kurie irgi sako, vat, į šitą, ne, ir ką mes turim paversti, atsispirti nuodėmei ir diegti drąsos, kantrybės, džiaugsmo dorybės. Ir sako, yra irgi mintis, kurios puola mūsų intelektą, tą racionalėje mūsų sielos dalį, kuris susijus su veikla, su požiūriu, su mūsų situacija ir su santykiu su Dievu. Nuodėmė viską iškreipia ir mūsų užduotis ir askezės pagalba mums reikia atstatyti šitą pirminį Dievo sumanimą. Tai, žodžiu, sako, kai vienuolis pradeda savo dvasinį kelią, tai ir jo ir pagundos būna atitinkamos ir nereikia užsigriebti per nelik aukštų idealų, bet tiesiog pradėti nuo to, kad, sako, pirmiausia, pradedantieji turi susitvarkyti savo santykius su maistu, lytiškumu ir daiktais, paskui jau tokie visi vidiniai dalykai, o jau tobuliesiems jau tada yra kitos pagundos. Kaip veikia pagundos mintis? Tai čia aš raudonai dar surašiau tai, ką rašo šitoj knygoj Aistros įveika, šiek tiek pagal jų terminus. Ta mintis mums pasiūlo kažką, ne? Ateina kažkoks pasiūlymas, dažniausiai nuodėmingas, ne? Ir mes tada svarstom. Jeigu žmogus pradeda dialogą, sako, jeigu pradeda kalbėtis su piktuoju, su velniu, ne, tai jisai prisiderina ir dažniausiai tada užverda kova. Ne? Na, vat, ateina pagunda, gal tu suvalgyk šiandien anksčiau, ne? Gal 11, gal tu pavalgyk anksčiau. Nu, jis pradeda galvoti, gal ne, aš vis tiek čia reikia pasninkų laikytis, čia dar nėra čia 3 valandos. Nu, bet vis tiek tu šiek tiek pavargęs, gal tau reikia, gal šiek tiek paliegęs, gal reikia šiek tiek sveikatą atstatyti. Žodžiu, prasideda dialogas, ne, su šita mintimi, kuri paprastai yra protinga ir racionali, nes velnias yra protingas ir racionalus. Jeigu žmogus užveda tą dialogą, ne, tada užverda vidinė kova. Ir kova, ir reikia nepamiršti, kad velnias piktasis yra protinga dvasia ir dažnai randa argumentų, kurie mus įtikina. Na ir tarkim klasikinių variantų, jis randa mums argumentų ir mes pritarėm tam pasiūlymu, kad gerai, aš šiek tiek užvalgysiu, šį kartą, kad nes man tiesiog reikia atstatyti sveikatą ir panašiai. Ir tada, sako, jeigu mes taip pritarėm tai minčiai, tai jinai mus pavergia ir mes, taip sakant, atliekam tada veiksmą.
Tvarkoju, aš nusileidžiu, sumažinu savo askezę, savo susibrėžimą ir, taip sakant, kaip vienuoliai pasakytų, papeniu savo pilvą ir mano pilvas laimėjo. Aš tiesiog tokį, mums dabar gal čia juokingas gali tas būti pavyzdys, bet tie vienuoliai, kurie iš tikrųjų gyveno šituo, tai jiems šita askezė ir ištikimybė tai askezijai buvo labai svarbi. Nes dėl ko, sako, tas veiksmas, yra aistra, jeigu aš vieną kartą tą padarau, tai tikėtina, kad šita mintis ir pasiūlymas ateis ir antrą, ir trečią kartą, ir paskui aš pastebėsiu, kad aš jau ir 2 kartus valgysiu, kad aš jau visada pradedu ankstinti, o paskui jau gal ir 2 kartus valgysiu vietoj vieno ir panašiai. Tai žodžiu, sako, svarbu pažinti mechanizmą ir mintį kirsti vos tik jinai ties pasiūlymu. Žodžiu, ta prasme, neiti į dialogą, nes jeigu pradedi kalbėtis, tai gali įsivelti ir greičiausiai praloši. Šiuolaikinis toks irgi įvaizdis, ar ne, kad mūsų mintis generuoja jausmus, o jausmai anksčiau ir vėliau tampa veiksmais. Tai žodžiu, mes dabar matom, kokia yra mūsų diagnozė, kad mes esame nuodėmingi, mūsų sielos galios palenktos daugiau į save ir nuodėmingus polinkius negu į Dievą, ir mums dabar reikia kažkokiu tai būdu atstatyti. Trumpai prabėgsiu tas pagrindinės aistras, mes sakytume dabar nuodėmes, ar įdas galbūt. Tai pirma yra gastrimargija, pilvo pakvaišimas, tai yra apsirijimas, kuris tokia pagunda, kur siūlo greitai atsisakyti askezės ir čia ateina visokios mintis, kad čia gal man reikės skrandis taisyti ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu. Ir dėl to yra labai svarbu su šituo apsirijimu tvarkytis, nes tai yra tokia kaip ir žemiausia pagunda, paprasčiausia, nes, turbūt ir valgymo įpročius irgi gana paprastas sutvarkyti, palyginus su vidiniais dalykais, tokiais kaip pyktis, neviltis ir panašiai. Ar ne, ir dėl ko dar yra svarbu, nes Evagrius sako, kad šitos mintis ir pagundos jos susijusios viena su kita. Ne? Jeigu aš pasiduodu apsirijimui, aš pasotinu savo pilvą, prisikemšu tą savo pilvą, tada neišvengiamai, žinot, kaip gerai pavalgai, tada truputėlį norisi pamiegoti, apima snaudulys, o snaudulys visada siūlo geidulius, tada įvairios svajonės, mintis, troškimai, sapnai ir panašiai. Tai irgi daug, vienuolis miegalis įpils į blogus dalykus. Ir ilgas miegas pritraukia gundymus, kuris naktį budi, paspruks nuo jų, rašom Evagrius. Taip kad, žodžiu, jeigu aš nesuvaldau savo pilvo, tai greičiausiai nesuvaldysiu ir savo klyno, kaip pasakytų dykumų tėvai. Nes antroji ta iš minčių, iš aistrų yra gašlumas, geidulingumas, graikiškai pornėja, turbūt labai daug dalykų pasako, kad irgi yra pataikavimas savo kūnui ir naudojimasis kito kūnų, savo poreikiams tenkinti. Tai vėlgi įvairiausių patarimų yra, bet toksai turbūt dažniausiai tai yra, kad vengti progų ir grįšime dar prie to. Tiesiog aš trumpai prabėgsiu, kad tas gašlumas, geidulingumas. Moteriams irgi Evagrius turi ką pasakyti. Taip, toliau yra godumas arba filargirija, meilė pinigams. Tai vienuoliai, kurie gyveno neturtu, kurių idealas buvo neprisirišti prie nieko, nei prie turto, tai kaupimas, turto ar pinigų kaupimas buvo didžiausias blogis. Matot, pasiturintis vienuolis kaip apkrauta valtis. Ar ne, žodžiu, kad nepasieks išganimo kranto. Nes jeigu mes labai prisirišę prie daiktų, tai greičiausiai netaip stipriai prisirišę prie Dievo. Tai su tuo irgi labai kovojo, su godumu, su gobšumu, kur gražiai va čia Evagrius sako, kad yra visų blogybių šaknis, nemeilė pinigams yra visų blogybių šaknis. Tai ją reikia iškirsti, nes jinai tarsi kitas aistras irgi naikina. Dėl to tos bazinės, tos aistros, apsirijimas, rajumas, gašlumas ir godumas yra
viena vertus tokios paprastos ir apčiuopiamos, bet kita vertus jos yra bazinės ir su jom pirmiausia reikia tvarkytis, kad galėtum jau su sudėtingesniem aistrom tvarkytis. Taigi, lipant aukščiau, tolimesnė pakopa yra pyktis, aštriausia tokia aistra, kur žmonės daug pridaro, ne, įniršį net orgė, gal net įniršis labiau galima versti, kad, žodžiu, ne tik, kad žmogus pridaro, ne, bet pyktis labai stipriai ir melstis trukdo, ne, kad sako, nuolat erzina sielą, jeigu tu ant kažko pyksti, tai visada tik pradėsi melstis ir tau visada prieš akis tas žmogus iškils. Ne. Žodžiu, vienuolėms apskritai to įniršio puoselėt nereikia, ne, nes jisai yra energija, kuri turėtų mums padėti įveikti kliūtis, ne, link Dievo. Mes turėtume taip tą pyktį naudoti. Dar viena pati tokia neskaniausia yda ir pagunda ir aistra yra nusiminimas, liūdesys, tai daugiau toksai, ne tas liūdesys, kuris mus skatina atgailauti, ne liūdesys dėl savo nuodėmės, bet toksai į neviltį vedantis. Ne? Dėl to nusiminimas yra vienas prie tų didžiųjų nuodėmių, apie kurias kalbam, kad yra nevilties, toks vilties nematymas, ne, neviltis yra, sako, tokia, vienintelė pagunda, kuri neteikia jokio malonumo, ne, tik tai išdžiovina sielą. Turbūt toksai vienas iš sudėtingiausių, ne, tokių būsenų ir pagundų, ir sako, čia jau jeigu tu įveikiai visas tas 5, ne, maždaug jau kūną aptramdėjai, daugiau mažiau sutramdėjai savo pyktį, įniršį ir nepasidavai nevilčiai, tai tada būtinai tave puls akedija, bodesys yra išverstas, ne, bet čia yra tokia klampi būsena, kurią labai sunku nusakyti, kuri gali įvairiai pasireikšti, ne, bet sako, jau tada, bet šita pagunda, jinai apima visą sielą, visas žmogaus galias ir jo mintis, ir kūne reiškiasi, ir santykė su kitais, ir santykė su Dievu. Žodžiu, akedija būtų atskira tema savyje, va tokie požymiai, ne, kartais mes sakom, kad čia gal ir viduramžio krizės tokie panašus požymiai, kai toksai nuolatinis nerimas, žmogus nebegali melstis, jam vis atrodo, kad kažkur niešti kažką, gundimas kažką keistis, sunku susikaupti, tada ieško kaip prasiblaškyti, ta monotonija pradeda erzinti, nuolat tada ieškom kaltų, skriaudų prisiminimas, ypač maldoji, jeigu akedija užpuola ar ne, tai tada tu prisimeni, kas tau kaltas, tada bandai čia kažką keisti, gal čia maldos būdą, gal čia maldos vietą, gal čia kažką, gal čia kažkur prasiblaškyti, gal čia pailsėti, gal čia pas kažką nueiti, su kažkuo pasikalbėti ir panašiai. Tai gali būti tokia irgi viena, kad prisidengti tokiu karitatyv aktyvizmu, ar ne, kad vietoj to, kad melstis, aš nueisiu čia kažką gero padarysiu ir kažkam paskambinsiu, gal ir kažkam pasakysiu, žodžiu. Irgi tokia iš vidinio tokio nerimastingumo ir kaip žmogus neranda savo vietos, ne, tokia bendra neryžtingumo būsena, tai akedija yra tokia labai pavojingas demonas, maža porcija jis ateina, sako, apie vidudienį, dėl to ir vidudienį demonų ir vadinamas, o jeigu taip kaip būsena, tai jis tikrai gali ilgai užklampinti, ne, žmogų ir vienuolių ypatingai, sako, nes faktiškai, jeigu tu įveiksi akediją, tai būsi jau netoli jau to beistriškumo. Ir dvi tokios pagrindinės aistros ar pagundos, kurios susiję gal santykiai su Dievu, tai yra tuščia garbė, kenotoksija, tai tuščia garbė, ne, kai labai norisi tada dėl akių, dėl kitų arba pasigirti, kaip tau sekas, arba pasigirti, koks tu nuolankus, arba pasigirti, koks tu šventas kažkokiu tai būdu, žodžiu, tai pavojinga yra mintis ir pagunda, bet netokia pavojinga. Ar atsako, irgi sakau, tuščia garbė gali sugriauti visas dorybės ir asketinio gyvenimo pastangas, ne? Jeigu aš
pasnikavau ir paskui pradedu visiems girtis, kad, aš tai tik ant duonos ir vandens, aš čia visą gavėnę, čia, žinai, nei lašelio, čia nei mėsos gabaliuko, nieko, žinai. Nu, tai faktiškai sako, čia visa šita, čia yra jau tuščia garbėnė, girti savo nuopelnais. Tai faktiškai tu kaip skylėtas krepšys, ne, tai visos tavo pastangos iki tol jos išbėgs per tas skylės, neužsilaikys. Bet blogiausia yra puikybė, ne, taip kaip votis pilna pūlių, ne, kai jau žmogus, jeigu tuščiagarbiui dar reikia kažkaip kitų nuomonės ir kitų plojimų ir kitų pripažinimo, tai išpuikėlis, ne, hiperfanija, tai reiškia virš visų, ta prasme, jam nerūpi kiti ir ką iš čia apie mane galvojat, nes aš geriau žinau ir aš esu šventesnis ir visoks esnis. Tai labai trumpai, ta prasme, tai mūsų tokia diagnozė mums visiems yra būdingos šitos pagundos ir šitos aistros ir ko mes siekiam, kaip turėtų atrodyti, ar ne, idealiai. Tai santykis su maistu, ne, ir kokias dorybės turėtų būti. Ne? Tai mes kalbam apie susivaldymą, skaistumą, dosnumą, romumą vietoj įniršio, ne, džiaugsmą vietoj nevilties, nusiminimo. Ištvermė tada, kai norisi kažką keisti, kur nerimsti, neišbūni savyje, veikimas, savo pastangas, jau kai jau kažką pasieki ir nori labai parodyti ir išsireklamuoti, ar ne, tai čia kuklumo dorybė ateina į sceną ir aišku nuolankumas, santykis su Dievu. Tai pagrindinis klausimas yra kaip to pasiekti. Mes kaip ir visi tarsi čia, aš taip įsivaizduoju, didesnė dalis čia klausytojų vis tiek esam katalikai, tai kaip ir žinom, kaip turėtų būti, klausimas, kaip to pasiekti. Ir jau visai bėgte, dar 10 minučių, kas turit laiko paklausyti, kaip apvaldyti šitas aistras, kokiais būdais. Tai va, pradedantiesiems, pažengusiems ir tobuliesiems, ne? Tai nesigraužkit, kad nesat kuklus, jeigu nesugebat penktadienį susilaikyti nuo mėsos valgymo, nes pradėti reikėtų nuo čia, pasak dykumų tėvų, ar ne? Gerai, jeigu mes kalbam apie rajumą, kaip iš rajumo pasiekti susivaldymą, ne, tai dykumų tėvai sako pasninkas. Pasninkas yra ta praktika, ne, kuri mums padeda keisti šitą realybę. Ne, iš polinkio. Suvaldomas žirgas, tai stokojantis kūnas ir jokių būdų nenumes kada nors jo jojiko, sako Evagrius, ar ne, kad šiek tiek nepersivalgęs, ne, šiek tiek alkanas kūnas yra paklusnus, ne, jisai nenumes jojiko į kitą nuodėmę. Tai žodžiu, šito aistros įvykoje toje knygoje tai yra toks terminas pilvapenybė, labai žaviai skamba, ne, bet gana iškalbingas, ne. Tai irgi toks sugretinimas, ne, pilvapenybės ir susilaikymo, ne, kad vietoj persivalgymų, ne, atsisakyti nebūtinų valgių. Ne, nebūtinai, kad čia tas gurmaniškas gardžiavimas, nu, kai yra šventės, tai yra gal laikas tam, ar ne, bet tokio nesureikšminti, ne, kažkaip tai apvaldyti, nepasiduoti ten saldžiosioms pagundoms, ne, kai reikia. Tai kantrus mitybos režimo laikymasis, valgymas slapčia, vat irgi sako, prie rajumo ydos yra, ne, tas slapukavimas, ne, valgymas slapčia. Tai jeigu visos, kur čia Facebooko platybėse sako, jeigu visos duris prieš tave užsidarys, tai žinau, kad šaldytuvo duris visada atviros, ne, nu, tai čia ir emocinis valgymas, tai įeina ir visa kita, ne, tai tam tikras pasniko ir tas kūno apvaldymas ir sulaikymas, jisai mums padeda irgi susitikti gal su vidinė tikrovė savyje ir nebėgti, ne, nuo dalykų, nuo vidinių dalykų, kurios turim spręsti, o kartais mes juos tiesiog užvalgom ir suvalgom. Taip. Taigi ir susivaldymas, ne? Susivaldymas, tai skrandžio stabdžiai, kaip sako Evagrius, apsirijimo žaslai, ne, jeigu aš susivaldau ir panašiai. Taip, kai čia bandai 2 dienų paskaitą sudėti 1 valandą, tai čia sudėtingai gaunasi.
litiškumas, ne, iš gašlumo į skaistumą mūsų veda du pagrindiniai dalykai, sako dykumos tėvai, tai yra padorumas, padorumo laikymasis ir malda. Gašlumas, kas yra gašlumas, mes žinom, apsirijimo embrionas, ne apsirijimo embrionas, tai reiškia, kad gašlumo pradžia yra apsirijimas. Tai tada ištišta širdis, kaip dykumų tėvai, tai nebuvo baisiai tokie taktiški, jie kartais sakydavo taip, kaip yra. Sapnavimo lova, ne, jeigu aš gerai prisivalgau, tai man tokie visokie sapnai ir visa kita, tai dėl to susivaldymas yra irgi prie lytiškų šito gašlumo pavertimo skaistumu. Traktate vienuoliams Evagrius sako, valgymo nesusivaldymą pašalina pasninkas, o ištvirkimo palaidumą panaikina susivaldymas kartu su malda, kad labai svarbu ir malda. Ne vien tik tai kažkoks atsisakymas, atsižadėjimas, bet ir malda. Nes lytiškumas, žinote, yra mūsų prigimties dalykas, tai jį labai labai sunku yra apvalyti ir peržengti be malonės. Tai malda čia yra labai svarbi šitoje vietoje. Padorumas, ne? Vat padorumas, kas jau dabar yra tokia savoka, kurią jaunoji karta ypatingai sunkiai supranta. Ir kiek aš susiduriu iš sielovadinės patirties, tai kas mano kartai kaip ir aišku, kas yra padoru, tai dabar ta padorumo savoka labai tokia išskydus pasimetus yra. Tai vat padorumas, jisai, toksai vat savo ribų ir kaip tu rengies, ir ką tu galvoji, ir ką tu skaitai, ir ką tu žiūri, ne, tai visas prie to padorumo prisideda ir jisai tada ugdo tą žmoguje skaistumą. Iš godumo, iš noro turėti, noro savintis į dosnumą. Ne, mes esame kviečiami perkeisti, ne, tas savo sielos galias ir tam mums padeda santykė su nuosavybė, ne, tas godumas į dosnumą, tai yra neturtas, išmalda ir gailestingumo darbai, neprisirišimas prie turto, negebėjimas dalintis ir gebėjimas padėti, kai mums reikia. Tai mumise ugdo dosnumą ir godumas mums nebetenka galios. Ir traktate vienuoliams ir sako, ne, godumas ta bendrystės motina, sustabdo neturtas, o žemišką rūpestį pašalina viltis Dievų. Dėl to turtas ir turto troškimas, nuosavybės troškimas labai buvo smerkiamas tarp vienuolių ir tarp atsiskyrėlių ir tarp ypatingai bendruomenėje gyvenančių. Ir kalbėsim apie Benediktą daugiau, jisai labai, labai tą savinimąsi daiktų, nes tai yra, sako, spastai, ne? Nuosavybės siekimas, prisirišimas prie daiktų yra spastai, kurie neleidžia paskui žmogui eiti tolyn link Dievo. Negopšumas, ne? Kaip tą gopšumą, kaip negopšumas atrodo ir kaip jisai padeda mums, ne, tapti dosniais, ne? Pasitenkinti tuo, kas būtina, nepakęsti prabangos ir pertekliaus, ne? Iš tikrųjų mums reikia mažiau negu mums atrodo kartais ir gailestingumas vargšams, ne? Liovimasis Dievo apvaizda kartais, kai atrodo, nėra, trūksta ir visa kita, bet pasitikėti, kad Dievas kažkaip tai pasirūpins. Išmaldumas, tad gebėjimas dalintis, duoti išmaldą ir panašiai čia pagal aistros įveikos irgi patarimus. Santykis su kitais, ne, pyktis kaip su tuo įniršiu, ne, vat romumas, ne, palaiminti romieji irgi vienas iš palaiminimų yra ir kaip tą romę širdį, nesiblaškyti, nepykti ant savęs, ant kitų, ant Dievo, ne, kažkokiu tai sunkumų metu, bet kaip išlaikyti pasitikėjimą ir romumą, pasitikėjimą apvaizdą, kad viskas Dievo rankose ir kažkaip nepulti paniką. Ne, tai tam padeda pakantumo ugdymasis ir pretenzijų atsisakymas. Pykčio proveržį, Evagrius sako, nuslopina pakantumas bei psalmių giedojimas. Labai gera. Tiesiog pradėti giedoti psalmes, ne, kai labai pyktis užeina, arba kaip pasakojo mano pažįstama, ne, kai labai sako, vieną kartą taip supykau, sako, jau galvoju rėks ant savo vaikų ir tada pradėjau sveika Marija malonės, galvoju, sako, toks pačiai juokas paėmė, tai kartais ir malda prigesina ir pykti. Ne.
Pakantumas labai svarbu, ne, žinoti, kad aš irgi netobulas. Kaip vienas jėzuitas mus mokė, sako, jeigu kažkas labai sunervino, tai visą tą savo sakyk, žinai, šiandien jis, rytoj aš, šiandien jis, rytoj aš. Tai mes tikrai irgi kažkam irgi esam rakštis. Tai tiesiog stengtis pakęsti kitų ir silpnybės ir nepatogumus kažkokius. Irgi čia pagal aistros įveiką, sako, svarbu, ne, kovoti su savimeile, aišku, nes dažnai mes irgi, psichologai pasakytų, kad mes pykstam, kai pažeidžiamos mūsų ribos, bet kartais mes pykstam, kai kažkas netitinka mūsų lūkesčių, ne, tai tų iliuzijų apie save, apie kitus, apie lūkesčius, labai daug yra to mūsų pykčio. Prisimti atsakomybę už save labai svarbu, ne, tai dėl ko aš dabar pykstu, nes mane jisai ten ar jinai supykdė, ne, ar tikrai. Ta prasme, aš tiesiog pasirinkau supykti. Stiprinti emocinį intelektą irgi suprasti. Pyktis, sako psichologai, yra tokia antrinė emocija, dažniausiai jis slepia kažkokį tai kitą dalyką, kartais jis slepia baimę, kartais slepia liūdėsi, kartais nusivylimą slepia, ne, tai irgi šiek tiek pagalvot, kas už to pykčio. Pyktis mums padeda save pažinti, suprasti tas priežastis ir aišku mokėti savitvardą ugdytis irgi padeda. Ne visada lengva, čia nuo temperamento priklauso, jeigu žmogus yra daugiau lėtesnis, taip flegmatikas, taip klasikinė kalba kalbant, tai jam gal atrodo paprasčiau yra negu kokiam cholerikui, kuris žmogus pagal temperamentą ūmesnis iš prigimties. Tai vat sako, žinai, apvaldyti savo pyktį, didesnė dorybė bus cholerikui, o ne flegmatikui, kuris ir taip lėtai supyksta. Ne, tai jam gal kiti dalykai bus svarbesni, didesni nuopelnai. Santykis su kitais iš nusiminimo, ne, mes esam kviečiami perkeisti visą tą savo sielos galias į džiaugsmą, ne, kad nevilti, ir tam labai padeda dėkojimas. Dėkojimas kaip terapija jau dabar ir tarp psichologų labai dažnai linksniuojamas yra, kad dėkoti už tai, ką turiu, pamatyti, ką aš turiu gero ir tas tikrai yra didžiulis priešnuodis pavydui, kas po nusiminimų dar kartais irgi ir pavydas slepiasi ir tokio beviltiškumui, nes aš pamatau gerų dalykų, už ką aš turiu dėkoti. Taip. Apie liūdesio rūšis, sako, yra kelios liūdesio rūšis, liūdesys kylantis iš norų nepatenkinimo, liūdesys, kai aš jau tiesiog pavargstu nuo vidinių kovų, mane išsekina aistros ir pagundos, taip pat iš baimės, toks irgi toje knygoje aistros įveika daugia sielvartavimo, daug gerų peščiavimų savokos. Šiaip tokios skamba keistai, bet labai aiškiai, man atrodo, ką norima to pasakyti. Ne? Ir tas pentos šviesusis liūdesys, tai liūdesys dėl savo nuodėmių, tai yra pagirtinas dalykas. Ir džiaugsmas, jisai naikina liūdesį ir moko mus iš tikrųjų pažinti ir Dievą, ir save, ir kitus, ir atrasti, atgauti viltį. Akedija, apie akediją, sakau, yra tema savyje, tai tiesiog, sako, pagrindinis dalykas, akedija mums padeda ugdytis ištvermę, ir čia yra svarbu kantrybė. Kantriai iškęsti, kantriai išbūti. Šitą. Akedija sutramdo ištvermė bei ašaros, o pasaulio liūdesį neapykantą geismams. Tai va, ištvermingumas, sako, daug dalykų, sako, reikia ir nekeisti rutinos, nekeisti įsipareigojimų, tiesiog išbūti, ištverti, ne, taip yra mūsų ištvermė ugdoma. Taip. Gydomosios priemonės, kas mus gydo iš akedijos, tai atgaila, saikingas atsipalaidavimas, kartais irgi reikia savo saikingai, ne per daug atleisti vadžias, bet šiek tiek
atpalaiduoti, jeigu pavargstam nuo kažkokių, tai ypač kai dykumų vienuoliai nuo asketinių praktikų, ne, tai šiek tiek, sako, visą laiką įtempęs lanko irgi negali laikyti. Strėlinės maldos labai irgi vienas iš dalykų, ką naudodavo dykumų tėvai, tiesiog tokia arba Dieve, ateik man padėti, kokio psalmių žodis, arba viešpatie pasigailėk, iš to irgi kažkokia tai psalmių eilutė, tai irgi dykumų tėvai naudodavo. Taip, tuštybė, ne, kaip mes savo nuopelnus labai norim išreklamuoti, kad ir kokie šventieji iš tikrųjų bebūtų tie nuopelnai, tai kad ugdyti klusnumą, tai tiesiog, sako, reikia grąžinti Dievui, tai kas ir dėkoti Dievui, ne, jeigu mes turim kažkokį talentą, tai dėkoti Dievui už tą talentą. Ne. Galiu pasidžiaugti savo pastangom, bet žinau, kad Dievas man davė talentą, o aš savo pastangom kažkaip jį išpuoselėjau ir panašiai. Tai labai gražiai Evagrius sako, kad supratingas žmogus paslėpia lobį, o dorybės triūsa įžvalgus vienuolis. Tai įžvalgus vienuolis niekad nesigirs, kiek jisai pasnikoja, kiek jisai atleidžia, kiek jisai susivaldo ir panašiai. Tai jis tik tai gali tik padėkoti Dievui, kad jam pavyko tą padaryti. Nu ir visai jau baigiu, ne, tuštybė. Čia, žodžiu, galima daug kalbėti, nes vienuoliai atsiskyrėliai jie kartais tikrai pasiekdavo asketinių aukštumų, ne, tikrai apvaldydavo save ir kūną, ir pyktį, ir visą kitą, bet dažnas ir net akedėje atsispirdavo, bet tada jau labai dažnas nesusivaldydavo, nepasigyręs apie tai ir nepradėjęs reklamuoti savęs, tai va čia ir paslysdavo. Ne. Tuščios garbės neturėjimas, ne, padeda. Labai gražiai aistros įveikoje irgi sako, išsivadavimo iš tuštybės pakopos. Pradžioj išmok užčiaupti savo lūpas, nesiginti, kai tave kažkas tai neteisingai puola ar kaltina, pamėgti nešlovę, ne, ar kad tau neploja, ne, ta prasme, dažniausiai tai tuščiagarbis žmogus, jisai pyksta, jeigu jo pastangų nieks neįvertina. Dėl to jis ir pasako, aš matau, kad nieks nemato, kokia šventa esu, tai man tada reikia žmonėms pasakyti, kiek aš čia daug ko darau, kiek aš čia daug aukoju, kiek aš čia daug aukojasi dėl kitų, kiek aš čia daug pasnikoju, kiek aš čia daug dar kažkam. Tai va. Tai antra pakopa atkirsti visas tuštybės regiamas gudrybės, nes tuštybė yra labai gudri. Jinai randa irgi argumentų, dėl ko aš šitą pasakau. Niekas nepagalvo žmogus, kad aš čia giriuos, kad pasigirtų. Aš tiesiog turiu pasakyti, kad žmonės žinotų iš tikrųjų, kad jie mane gerbtų. Kodėl aš čia dabar mokau čia jūs apie kažkokį dvasingumą. Jūs turite žinoti iš tikrųjų, ką aš baigus, kiek aš mokiausi ir panašiai. Va taip. O čia jau aukščiausias lygmuo, ne, kai jau visai su tuštybė kovoti, tai bet įrodymai, jeigu esat girdėję, ne, tai Dievo kvaileliai, judėjimas irgi toks tam tikras dvasingumas irgi įrodymų buvo, tai net ieškoti, kad žmonės mane menkintų, ne, ir iš manęs tyčiotųsi ir manęs negerbtų, bet tiesiog, kad išvengti tos paslėpti tam tikrą savo šventumą, įrodymai irgi dažniausiai šventi žmonės būdavo, bet jas laikydavo kvaileliais. Tiesiog, nes žmonės tiesiog nematydavo jų nuopelnų. Ir puikybė, iš puikybės mes, aišku, nuolankumas, sako, yra, ta prasme, pagrindinis raktas į dangų ir pagrindinis ginklas bet kokioj kovoj ir be jo neįmanomas nei šventumas, nei tobulumas, nei turbūt apskritai dvasinis gyvenimas, ne, tai mes tą turim siekti ir mums tą padeda atgaila, gailėjimas dėl savo nuodėmių ir nusižeminimas. Nusižeminimas kaip praktika. Ne? Nuolankumas yra daugiau laikysena, o nusižeminimas yra daugiau veiksmas, kad aš tiesiog nulenkiu galvą, pripažįstu. Išdidumo lygmenis, kai žmogui labiausiai rūpi tuštybė, teigiama nuomonė apie jo privalumus, pirmiausia jo, paskui jau žeminime, tai pirmiausia aš rūpiu, man rūpi kitų nuomonė apie mane. Paskui man tie kiti jau yra žeminami, aš jau tada save iškeliu gerais darbais, ne, tai sako, tai reiškia, ne, žmogus tampa akiplėšiškas, begėdiškas, jeigu kažkas ten jį bando demaskuoti, tai tada dažnai tampa priešu, ar ten pastebėjimą kažkokį pasako, tai tampa priešu,
o jau paskutinis lygmuo jau tos puikybės ir išdidumo atmetama Dievo pagalba. Aš čia viską pats, čia viską pati padariau, man čia Dievo nereikia, čia viskas mano pastangom. Tai čia yra baisiausia, kas gali atsitikti, nes sako, ne tik vienuolių, bet ir krikščionių. Tai žodžiu, reziumuojant, jeigu prisiminti tą stridalę sielos sampratą, apie kurią kalbėjo Vagrius, ar ne, kad klaidžiojantį protą, tą protingąją mūsų dalį, nuramina skaitimas, vigilijos ir malda, įsipliešusio troškimo, geismo liepsnas užgesina alkis, triūsas ir anachorezė, toks atsiskirimas, sutrumsta nirtulingąją dalį, nuramina psalmiavimas, kantrybė ir gailestingumas. Ir labai svarbu čia tada yra ta saikas, ką sako Evagrius, tačiau visą reikia daryti tinkamu laiku, su deramu saiku, nes kas daroma be deramo saiko ar netinkamu laiku, neilgai te trunka. O trumpalaikiai dalykai neša daugiau žalos nei naudos. Tai va toks yra dvasingumo kelias. Čia tik tai praktinė ta dalis, jeigu prisimenat praktikę ir teoriją, aš ten apie kontempliatyvų pažinimą nesu kompetitinga kalbėti, bet šita praktinė dalis, kuri veda mūsų į aistrų apvaldymą, tai vat pradedantieji pradėkim ugdydami susivaldymą, skaistumą, dosnumą, romumą, džiaugsmą, o jau kai būsim gerai pažengę ir eisim link tobulumo, tai tada gal ir tikras nuolankumas, tikras kuklumas mumise reikšis ir ištversim bet kokiuos išmėginimuose. Tai paskutinė frazė iš Evagriaus Pontiečio, ne, tas yra tikras praktikas, ne, nes dvasingumas yra labai praktiškas dalykas, kuris teisingai pasinaudoja tuo, kas Dievo duota, kad visas galias nukreipti teisingam panaudojimui. Aš labai atsiprašau, kad tikrai užsikalbėjau 1,5 valandos, nu tai ką, tai kas ištvėrė, tai palaiminti jūs ištvėrė iki galo, pažadu, kad kitas pirmadienis bus tikrai trumpesnis. Tai neskaičiau, nemačiau jūsų čiato, žinokit, jeigu turėjot kažkokių klausimų, tai turbūt. Aš skaičiau čiatą, tai klausimų nemačiau, bet norėjau duoti tokį pasiūlymą, kad dabar jau laiko kaip ir nebeliko, bet jeigu kam nors labai klausimas kirba, galit man parašyti, aš Agnei perduosiu ir kadangi jis skaitys kitą paskaitą, paskaitos pradžioje bus galima truputėlį skirti laiko galbūt tiems atsakymams. Ar tiktų taip? Taip. Gerai, tai Agne, ar tau tinka taip? Tai gerai, tikrai lauksiu jūsų ir dar kartą atsiprašau, bet matau, taip, iš savo tuštybės taip norėjau parodyti, kiek visko žinau, kad sugaišau, nu bet ką. Tikiuosi, kad kažką išsinešėt ir kažkiek naudos bus ir visiems linkiu gero vakaro, geros savaitės ir tada su kažkuo gal pasimatysim kitą pirmadienį. Ačiū Jums labai. Ačiū, buvo labai įdomu. Ačiū, Agne. Ačiū. Ir iki kito pirmadienio. Iki. Ačiū. Iki. Iki. Dėkui, Stevuli.